Cash flow. Kaip susirenkami pinigai? Sveiki, mano vardas Rasolė. Greitai aš įjungsiu vaizdo įrašą, o jūs įdėmiai žiūrėkit, kaip cash flow surenkami pinigai. Kol kas aš nieko nekomentuosiu, neaiškinsiu, kas tai yra cash flow, tiesiog jūs žiūrėkit. Pradedam. Manau, kad visi pastebėjot, kaip greitai surenkama pinigai. Ir dabar, kas čia yra, kur čia kas sukrenta, kaip galima įsivesti, kiek čia yra investuota. Iš lėto pradėsiu. Pirmiausia, kas tai yra cash flow. Cash flow yra sistema, bendruomenė, nesvarbu kaip pavadinsit, bet kuri gyvuoja jau daugiau negu 12,5 metų. Sausio mėnesį 2026 metais bus 13 metų. Sausio 13 švęs gimtadienį. Mano nuomonė ir manau, kad visi sutiks, toks laiko tarpas, kai sistema įsilaiko rinkoje, tai yra vienas iš svarbiausių rodiklių. Ji nesubirėjo, ji nebankrutavo ir tai daug ką parodo, tai yra parodo stabilumą. Cash flow yra decentralizuota bendruomenė, dar taip ją vadina. Ir bendruomenė sudaro, visą šitą mechanizmą sudaro 7 platformos skirtos užsidirbti pinigų rubliais, eurais, Lenkijos zlotais, Kirgizijos somais, svarais sterlingais ir juaniais. 3 nepriklausomos mokėjimo sistemos. Čia yra mūsų pačių kriptovaliuta e-currency, kriptovaliutų stakingas, žetonai ir daug daugiau. Dėl tokio didelio masto atsiranda papildomų įrankių – mineriai, validatoriai, seifai, o taip pat tęsiame naujų šiuolaikiniams laikams pritaikytų sprendimų kūrimas. Šiuo metu vyksta naujų įrankių kūrimo procesas, sudarytas 12 metų vystymosi planas, kuriami nauji įrankiai padės prisitaikyti prie nuolat kintančio pasaulio. Šiandien fonde dalyvauja daugiau nei 1 milijonas dalyvių. Cash flow ne vakar sukurta schema, beveik 13 metų veikiantis fondas. Čia nėra greitų pinigų. Yra strategija, sistema ir yra rezultatai. Investiciją paskirstome per srautus ir po maždaug 12,5 mėnesio jau matome realų rezultatą, kuris gali nustebinti net skeptikus. Iš greitųjų srautų galima nusiimti nors ir kasdien arba kas 15 dienų. Žinoma, visi, kurie jungiasi į cash flow fondą, tikrai atėjome ne dėl to, ne dėl greito uždarbio. Tikras planas yra pasyvios pajamos. 40%. Čia mes pasiimame 40%, o kitus 60% auginame toliau srautuose. Tai ne žaidimas, tai finansinis mechanizmas, kuris dirba už mus 24 valandas 7 dienas per savaitę. Prisijungsit jūs ir už jūs, taip jisai dirbs. Taigi, mūsų produktas yra pinigai. Mūsų projekto tikslas išmokyti žmonės kitaip bendrauti su finansais. Su mumis žmonės mokosi naujų įgūdžių ir netgi uždirba pinigų nuo pirmos dienos. Taip labai trumpai apie cash flow. O dabar grįžtam prie vaizdo įrašo. Aš jį iš naujo įjungsiu ir visus stabdysiu ir pakomentuosiu. Pirmiausia, ką mes matome? Mes matome, kad praėjo 24 valandos ir reikia skaičiuoti atlygį. Yra šitas mygtukas, reikia jį aktyvuoti. 1 kartą į parą mes jį paspaudžiam ir susirenkam pinigus. Ta padaryti būtina. Žiūrėkite dabar, kaip bus paspaudė skaičiuoti atlygį ir premija sėkmingai atlikta. Dabar mes matom viso lašėjo, matot. Čia tiesiog yra vertimas į lietuvių kalbą, tai taip. Gal žinot ir gerai, viso prikapsėjo.
pinigų 91,26 eurai. Ir dabar atkreipkite dėmesį, va čia paspaus mygtuką ir pradės pinigai pereidinėti į šitą vietą, į kopėčias. Iš čia į kopėčias. Premija pasiima. Čia mes matom FF 150 programą. Tai yra Fast Flow programoje yra atidaryta 150 eurų investicija mėnesiui laiko. Vat Fast Flow yra mėnesiui laiko investicija. Šioj programoj atitinkamas procentas yra prie kiekvienos sumos mėnesiui laiko paskaičiuotas ir mes žinom, koks tas procentas yra. Ir sistema žino, prie pagrindinės investuotos sumos yra pridedama mėnesio procentas uždirbamas ir padalinama iš 30. Ir kiekvieną dieną, 30 dienų iš eilės, yra lygiom dalim išmokami pinigai. Nuo 150 investicijos mes kiekvieną dieną gaunam po 5,60 €. Dar šitoj programai matosi, kad tai yra 30 iš 30. 30 paėmimas iš 30 dienų. Programa dirbs ilgiau, plus 4, todėl kad čia yra duotas bonusas, tiesiog paėmė žmogus, parekomendavo, pareklamavo Fast Flow programą ir kiti žmonės į Fast Flow programą irgi atėjo ir investavo. Tai va tokis bonusas, papildomos dienos yra duotos, kad dirbtų 150 eurų investicija. Toliau važiuojam. Dabar žiūri sekančios programos. Fast Flow, žiūrėkit, 600. Lygiai tas pats yra pagrindinė suma, sistema žino ir mes žinom, koks yra procentas ir čia prie pagrindinės sumos yra priskaičiuota mėnesio procentas padalinta iš 30 ir vat kiekvieną dieną nuo 600 investicijos mes pasiimam po 22 eurus. Čia yra 27 dienos iš 30. Tai yra vėliau atidarytas rautas negu 150. Taip, dabar pasižiūrim, kaip pasiima pinigus. Ir atkreipkite dėmesį į šitą vietą, kur kopėčios suma didėja, nes buvo likutis. Pamenat pačioj pradžioj. O viso lašėjo, va šitoj vietoj irgi buvo daugiau, virš 90. Ir vis kiekvieną kartą, kai pasiima pinigus, čia sumažėja, nes jie pereina į kopėčias. Toliau žmogus ieško sekančios rauto. Sekančios sumos, tai yra 30 eurų investicija, 26 diena iš 30 dienų. Ir matom pliusiuką +6, tai yra premija. 6 dienas gaus premiją po €20. Čia yra 800 investicija į Fast Flow programą. Visos sumos dirba Fast Flow programoje. Tai yra mėnesių laikui investuotos skirtingos sumos. Matom, kad 800 suma tik pradėjo dirbti, 4 diena iš 30 ir kiekvieną dieną pasiimam po 29,20 €. Čia liko jau visiškai nedaug, 33 eurai ir 26 centai. Žiūrim toliau. Taip. Atkeliavo iki 400 investicijos. Matom, kad čia irgi 4 dienos iš 30, vadinasi vienodai pradėjo dirbti su 800 investavimu. Nuo šios sumos kiekvieną dieną pasiimam po 14,72 €. Ir dar ieškoma 200. Tai pabaigoje labai greitai susirenka pinigus ir tiesiog nespėjai sužiūrėti. 200, čia pasiima 7,44 €. Ir ta visa bendra suma yra 91,26 € per dieną. Smalsuoliams pasakysiu, kurios sumos ir kiek uždirba Fast Flow programoje per mėnesį. 30 eurų investicija uždirba 20 procentų. 150 atneša mum 12 procentų pelną per mėnesį. 200 eurų investicija 11,6. 400 suma 10,4 procento, 600 10 procentų, 800
9,5%. Paskaičiuosiu, kiek vidutiniškai uždirba per mėnesį šios sumos. Viso bendrai yra investuota 2180 eurų, mėnesio uždarbis procentais yra 10,31%. Nuo sumos 2180 žmogus per mėnesį gauna 224,75 eurus. Skaičiuokim, nes dar po to yra 8, tai skaičiuokim 225 eurus. Kadangi pas mus į visas programas yra taip sumoduliuota programos, kad mes būtinai turim e-currency nupirkti, gaunasi truputėlį mažesnis pelnas ir paskaičiavau, kad šitom programom mėnesiui reikia 0,54 e-currency. Šiandien dienai tai būtų apie 56 eurus. Vadinasi, mes paimam ir sumažinam savo uždarbį, pelną. Ir per mėnesį gaunasi 7,79%. Bet tai yra tik sausi skaičiai, ką aš paėmiau ir papasakau dabar. Nes programa dirba labai įdomiai. Dabar kiekvieną dieną žmogus nuo šių aktyvuotų programų, kurios yra 6 pas jį, jisai uždirba, pasiima, neuždirba, bet pasiima. Čia yra ir susigrąžinimas investicinės sumos ir plus pelnas 91,26 eurų. Kaip čia dirbama? Vat šitie pinigai galima kiekvieną dieną, kas antrą dieną juos toliau reinvestuoti. Nelaukt, kol paims ir subirės iš programų ir iš naujo jas paimti ir paleisti. Tiesiog galima kiekvieną dieną sumą paimti, kitoj platformoje investuoti, reinvestuoti. Vadinasi, kaip uždirbti procentai, toliau dirba ir vėl uždirbs procentus. Tie antrą kartą uždirbti procentai toliau dirba ir vėl uždirbs procentus. Tai gaunasi sudėtinis procentas. Aš kaip ir sakiau, cash flow mokina žmonės, kaip elgtis su pinigais. Kaip padaryti taip, kad pinigai uždirbtų pinigus. Ir vėl uždirbtų pinigus. Čia neišeina investuoti ir krapštyti nosies. Kodėl neišeina investuoti ir krapštyti nosies? Todėl, kad ir mum yra labai įdomu, nes tikrai įsitrauki ir pradedi mokintis. Ieškai tų strategijų, skaičiuoji. Galiausiai, jeigu nemoki skaičiuoti, imi pavyzdį iš lyderių. Žmonių, kurie cash flow jau yra po 6, 8 metus, po 10 metų. Nes čia atėję žmonės, jie neišeina. Išeina tik tais tie, kurie nesupranta, kas čia yra, tiesiog jiems nebuvo paaiškinta arba jie nenorėjo mokintis, kaip elgtis su savo pinigais. Taip, aš jau baigiau. Manau, kad jums patiko labai žiūrėti, kaip susirenka žmogus pinigus. Cash flow yra pritaikytas visiems. Turiu omeny visiems su bet kokio storio piniginė žmogui. Bet kokio jūs matėt. Yra investicija ir 30 eurų, ir 150. Kaip dirba sistema, jūs tikrai nieko nesupratot. Jeigu nesat cash flow ir žiūrit pirmą kartą. Ir tikrai jūs turit klausimų, jums kyla klausimų. Norit pasiaiškinti, kas yra cash flow. Paprašykit pas tą žmogų, kuris jums davė šitą vaizdo įrašą, kad jisai jums jį paaiškintų. Jeigu jūs pamatėt tiesiog internete šį vaizdo įrašą mano YouTube kanale ar grupėje, susisiekit su manim. Mano kontaktai visada yra po vaizdo įrašais. Galima per socialinius tinklus mane susirasti. Parašykit man žinutę. Išeisim į pokalbį ir pabendrausim ir aš jums paaiškinsiu. Jeigu jums patiko tai, ką aš jums parodžiau, aš jums būsiu labai dėkinga už patiktukus. O dabar baigiu. Linkiu visiems puikaus savaitgalio ir viso puikaus spalio mėnesio. Sėkmės visiems ir iki.